Sveiki atvykę į šį YouTube kanalą. Šiandien pristatome mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ištartą Dievo žodį naujajame Jeruzalės vienuolyne Rumunijoje. Dievo žodis apie apokaliptinę ugnį 2 dalis. O Izraeli, nebijok, nes tu stovėsi prie tų, kurie degina ir tu nesudegsi. Moterys taip pat degs. Netgi tarp jūsų bus nėščių moterų. Nebėk su bepročiu ir nesakyk jokių blogų žodžių, jis ateina, jis yra arti. Žmogus visada ilgina savo amžių, o tu ne, o tu visada sėdi savo narve, galvodamas apie Dievą. Dangus ir žemė praeina, bet kas parašyta, nepraeina nė minutė. Taip jie darė Babilono dienomis, taip jie darė potvynio metu, taip jie darė visais laikais. Kai Dievas grasino jiems mirtimi, net oro neliks. Ir oras pasisuks ir dangus ištirps. Likite tik jūs, tas, kuris yra su Dievu, ir nežinosite, kur eisite, nes tai yra paslaptis. Tik tiek išgirsite, eik čia, aukštyn, ar manote, kad bus karas tarp dangaus ir žemės? Bet ne taip, nusidėjėlis su tikinčiuoju. Karas vyksta, bet įrankis nėra vadinamas. Dievas su savo kaimene ir velnias su savo kaimene. Bus karas, kurio nebuvo nuo amžių, ir Dievas liks su savo žmonėmis, kad dangus bus čia žemėje. Rašyk į šventąją knygą, ugnis užsidegs ne iš dangaus, bet nuo tavęs, tėve, iš pasaulio. Izraeli, visas dangus yra, kai tu nusidedi, čia mes turėsime savo buveinę. Žemėje. Ši žemė bus mano tautos sodas ir aš padarysiu ją dangumi, papuoštų medžiais ir angelų bei paukščių muzika. Ši žemė bus rojus, bet viešpats ją apvalys, kaip parašyta knygoje. Būkite pasiruošę pabaigai, nedeginkite šiukšlėmis, nes visi nusidėjėliai žus. Būk geras, nes pražūtis artėja. Išmokite turėti švarią širdį. Dievas ateina pas tave su visu savo dangumi, kad pasiliktų tavo širdyje ir išgelbėtų tave nuo ugnies, kad liktum ugnies viduryje ir nesudegtum, stovėsite karo viduryje ir nedinksite. Kai kuriems iš jūsų kalbame. Tu stovėsi tamsoje ir duosi šviesą, ir jį apšvies tvarinį, kad Dievas tavo širdyje apšvies. Atsiprašau už tai. Ką padariau? Aš ilgai pykstu, nes žmogus, kurį sukūrė viešpats, visame kame yra viešpaties sukurtas. Atsiprašau, kad išdaviau jam savo paslaptį. Atsiprašau, kad atidaviau jam savo veidą. Atsiprašau, kad jį sukūriau ir įkvėpiau jam savo dvasios dvasią, kad jis būtų šventas žemėje, o šiandien nešvarios dvasios žaidžia su žmogumi, kurį viešpats visame kame pašventino. Aš padariau jį šventų veidų, šventų kūnų, šventų žodžių. Jis nepanašus į gyvūnus, 4 ir balsu kaip gyvūnai, bet aš jį padariau ypatingą. Ir štai, tėve, tas žmogus nutolo nuo viešpaties, jis piktžodžiauja viešpačiui, jis nekenčia viešpaties, jis piktžodžiauja apie viešpatį. Bet žinok, tėve Danieliau, kad tai, kas atsitiko Sodomai ir Gomorai, ir kas atsitiko pasauliui potvynio metu, taip nutiks ir šiam pasauliui. Dievas nebesistengia apvalyti nusidėjėlio nuo nuodėmių, nes tiek kartų, kiek jį apvalė, ir šiandien jis buvo rastas ne kaip žmogus, o blogesnis už šunį, nes šuo yra 10 kartų išmintingesnis už žmogų, nes jis jį vadina. Žmogus jį pažįsta ir greitai ateina į save, bet žmogus nebepažįsta viešpaties. Kad pasikeistų, tai jau nesikeičia kaip Nojaus laikais. Viešpats Jėzus dvasioje visur sako, kad ugnis ateina ant tavęs, mirtis ateina į pasaulį, bet kas išgirs? Kad nors jie turi ausis, niekas negirdi, kaip Sodomos ir Gomoros dienomis. Aš kekšė. Jis yra kantrus alkiui, bet nepasiduoda. Vietoj verksmo ir gedėjimo net ir po šio maro kyla kivirčai ir priekaištų. Geriau ruoškis, artėja. Dievas siunčia savo angelą ir uždegs pasaulį. Su kuo? Nepasakyta. Ir ką tada darysi? Kur tu tilpsi? Vargas tavo gyvybei, kuri vakar ir užvakar šaukė ir bijojo mano pykčio. Būk ištikimas, kad kalbu tik iš knygos, bet tu nežinai, kur aš kalbu, nes tu neskaitai. Kalbu ne nuo vidurio ir ne nuo pradžios, o nuo paties paskutinio knygos puslapio. Ir apsivalyk, tėve, kad būtum paaukštintas. Kodėl valgai ugnį iš dangaus girdimą, kad kai kurie krikščionys sėdi prie stalo su ugnį mintančiais pagonys? Danguje girdėti.
Kai vyras sako, draugau, duok man ugnį, o draugas su džiaugsmu duoda jam ugnį. Jis sukrovė ant žemės krūvas ugnies. Tai žmogaus agonija žemėje, ugnis, kuri greitai viską sudegins. Aš, Izraelis, jei būčiau tavo vietoje, paskesčiau, nes jis stovi prieš tave, susideginčiau, nes stovi tavo rankoje. Izraeli, dėl nedorybės pasiekusios aukštumas, tu žūsi. Bėk šiandien. Bėk šiandien. Izraeli, bėk nuo ugnies, bėk. Ieškok, ar tavo dvasia dar nemirė, jis taip pat randamas kažkur, už tai jis. Eikite, ieškokite jo ir susitaikykite su juo. Prašyk, kad tave priimtų, atleistų, o angelas sėdėtų tavo dešinėje, nes angelas skelbia tave kankinančią dykumą. Izraeli, mano tauta, valgykite maną iš Dievo, kad jūsų dvasia būtų išgydyta, kad jūsų dvasia ir kūnas būtų išgydyti. Valgykite maną, nes žmogus, atsiribojęs nuo Dievo, šiandien gyvena tik su duona, mėsa ir ugnimi. O šventasis veide, kodėl tu susitevai save, pasidažai ir padarai savęs neapykantą Dievui? Klausykite, krikščionys, nes su ugnimi viešpats kalba prieš jūs, ir šia ugnimi degs visa žemė, taip pat sudegs ir aliejinis sluoksnis, kurį dėvite šiandien. Ar tu tiki, dar vienas žodis, kurį sakau, dėl per didelio alkoholio kiekio visa žemė užsidegs ir nežinai, kur atsidursi? Kur tu eini? Nes ugnis pasklis ant sausos žolės. Bet tu, kuris turės tikėjimą ir Dievą savo širdyje, nesudegsi. Klausyk, kristianai, tai, kas tau šiandien sakoma, ateis. Jei jis neatėjo rytoj, neklyskite, jis ateina. Saugotis. Dievas tave gerai moko, Dievas nusprendė viską padegti. Prisiminkite, praėjo tik 2 minutės, kai didysis viršininkas paliko gamyklą Pitestyje. Velnias jį išvedė, bet žinok, kad jis nepabėga, ir tu išgirsi, kad jį pagavo sunkios lenktynės, nes jis sugriovė mano šalį, kad taip nebuvo nuo amžių. Jis sumaišė avis su ožkomis, sumaišė beždžiones. O tėve, ką jis padarė? Akis į akį nebėra žinoma. Jei jis būtų Dievui patinkantis žmogus, jis neleistų būtybėms netinkamai elgtis. Jis įnešė visą kvapą į ugnį, nes jį pradėjo degti iš vienos vietos į kitą. Žiūrėk, tėve, kaip degs visa žemė, kai žemė užsidegs, mano tikintieji nesudegs. Neliks nei medžio, nei namo nesudužusio, nieko nesulaužyto, kiek pirštų įkišama neparaudusi ugnyje, bet liks tik šitas būstas. Prisiminkite ir perskaitykite palyginimą apie Nojų. Noach, aš tavo mama. Nojau, aš tavo svainė. Nojus, aš tavo dėdė. Aš esu tavo anūkas. Bet Nojus nieko negalėjo padaryti, nes durys buvo užrakintos ne jo, o lauke esantys netikėjo. Kas jas užrakino? Iš viršaus, nes lauke kalbėjo ir šaukė, ar ne potvynis ateik. Nojus ir aš jį sutriuškiname. Kodėl jie nesulaužė laivo? Sūnus? Kad jie negalėjo, kad Dievas nedavė jiems atokvėpio tai padaryti. Kad ir šiandien tas, kuris tau grasina, neturės atokvėpio, kad visas kvėpavimas eitų per ugnį. Mano vaikai, palikite viską, ruoškitės, nes ugnis ateina. Tegul ant jūsų ar jūsų namuose nėra nieko, kas užsidegtų. Ugnis ateina ne dėl tavęs, bet jei turėsi vieną pasaulio dalyką, ji tave sudegins ir tu norėsi ją nuimti, bet negalėsi, nes ji prilips prie tavęs. Jūs taip pat įsite į vandenį, bet negalėsite jo užgesinti. Žemė iki kraštų permirkusi ugnies ginklais. Išsiveržę jie apvers žemę aukštyn kojomis. Kai ateis šio pasaulio pabaiga, jam skaudės ir jis šauksis. Kad ateis mirtis, o mirtis neateis. O žmogus sugeba sėdėti naktį su pypke burnoje, su ugnimi burnoje. Koks skausmas bus pasaulyje? Joks skausmas nėra didesnis už ugnį. Metai su pirmaisiais skausmais baigėsi, jis paruoštas, jis yra ant slenksčio. Artėja skausmas, iš tiesų sakau, kad surenku į šalį tuos, kurie myli Dievą ir uždega žemę ir tuos, kurie nepaklūsta. Tegul joks ugnies mylėtojas, rūkalius, nemano, kad jam ugnimi nemokama. Tai šios dienos programos pabaiga. Telaimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.